Laba diena, ar man skambintas? Visiems laba diena. Dabar mes turim bengališkas ugnėles ir mes padarysim tokią bombą, kaip petardą. Žiūrėkit, mums reikia bilia kaip daug bengališkų ugnelių, taip va jos laužamos. Jeigu jūs nežinot, kur jie parsiduoda Šiauliuose, tai nuvažiuokite į depą ir ten nusipirkit. Ten yra daug tų ir žiūrėkit, dabar sulaužom. Tai aišku, aš jau lygi. Ir beliukus dedam. Ir žiūrėkit, dabar turim taip padaryti. Ir su beliuku kai dalyko, taip jūs palaužite. Dvi korkas reikalingos. Jo, ir žiūrėkit, dabar reikės ten skylę padaryti. Beli kokį instrumentą vokiečiai užpildė. Taip padarom. Aš antrą dalį filmuoju. Mes du tokias padarėm, žiauriai smagi. Šiaip jo, aš antrą nufilmavau, bet parašiau ant pavadinimą, kad kitoj dalyje yra receptas. Ir dabar grinai pro 1-2 minutės aš filmuoju receptą. Normaliai. Dar daugiau reikia. Pas mus dar trečias žaidėjas atėjo. Kaip pasakyti žaidėjas? Žiūrėkit, taip ir toliau sulaužom, kad būtum va šitaip. Ir žiūrėkit. Taip yra vieną iš šitų. Palaukit. Rokai, padėk. Rokai, lietuvių. Jeigu jums iškrito, taip pat padarykit. Nebūtinai su šitą. Gerai, dabar žiūrėkit, čia skylutę padarom vieną iš jų. Žiūrėkit, ir dabar mes turim Štikliai. žiūrėkit, arba jūs galit su ugniu tai padaryti. Arba как pistolėtis, karštikliai, vakinkite. Ir supraskite, kad jūs žaidėt prieš tai standoffą. Nes jisai čia pas manęs masteris standoffą. Čia belia ką ten daro. Visus nužudo. A gal žaidėm, jūs žaidėte tryse prieš. Roką pralošėt prieš Ingvarą, aš laimėjom. Dviese žaidimas. A jo, taip žus. Dvie prieš buvo. A gal pralošiai prieš mane vos nesvarė. Prieš 3. Nu vis tiek. Buvo 3 metų. Nu nesugebėjau laimėti, aš prieš Ingvarą tave pradėjau. Šiaip žinau. Aš nesuprantu, kaip jį nesugebėjau tiesiai tavęs paėmų. Nu tai padarėjau. Paispukas. Eisi. Viskas? Jau pasibaigė? Jo, čia jau pasibaigė, jis kitą paėmė. Da neįmanė, jie gal aš... Rokai, bai. Sakiau lietuviškai kalbėt. Duodi vieną mintį. Lietuvis kalba rusiškai, o čivaks iš Ukrainos kalba lietuviškai. Kažkas pasikeitė, man atrodo, čia kažkas ne taip. Aš bandu komentarus siuntė, man dėl kažko neišsiuntė. Norėčiau pasakyti, parašyti komentarus, kaip komentarus siuntė, bet kaip jūs parašyti, kad man jų neleidžia siuntė, tai aš pavyzdžiui nustatymas kadrais. Ir dabar laukiam, kol viskas išdžiūs. Ir po to tiesiog uždegam mūsų pasigautą dalyką. Palaukiam, nors iki pusės sudegam metam ir... Pasitraukit iš dašų. Mes dar galėsim. Nereik pasakot, kaip mes metam per langą. Tiesiog uždegam, paliekam ir nubėgam ir stebim. Bet palikti tai jau tikrai ne namuose siūlyčiau. Jo, nes... Palaukia, nes gali užsidegti. Čia namais ant vaizdairašam, jūs matėte, pradėti tiesiog degti. Žiūrėk, nes ugnis bus kažkur iki čia. Nu, jo. Vaizdairašį jūs matėte, iš orto buvo įkeltas. Kaip degė. Aki, viso gero.